C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai jūsų komentaras sprendimo. Ką turbūt viską matėt, mums nebuvo lengva šiandien kažkokia tiesiai šviesiai, pasakysiu, atrodėm tokia biškinų dviese. Galim teisintis turbūt kažko gal žaidėjų nebuvo daug, dar kažko, bet vis tiek mes neturėjom taip žaisti, manau. Nes jau esam kokios solidesnė komanda, pasiimkim taip kaip pamoką ir žiūrėkim į priekį. Tai buvo praeitis, dabar jau tai yra praeitis ir viskas. Pats pasakėt, kad atrodė visi šiek tiek dviese, o tas vaido virusas galbūt ir šiek tiek kitus kamuoja, kaip jaučiasi? Nemanau. Manau, gal sumažėjo rotacija, gal gavom tų minučių visi daugiau ir ta energija automatiškai krito, nes rotacija mažesnė, negalėjom įnešti tos energijos, visi kaip mes įpratę buvom įnešti, daug rotuodavom žaidėjais. Ta gynyba mūsų nefunkcionavo taip, kaip funkcionuodavo prieš tai, o jinai funkcionuodavo, nes buvo pas mus daugiau energijos, daugiau žaidėjų. Bet kaip sakau, situacija yra tokia, kokia yra, turim pasitaisyti, turim ieškoti būdų, kaip sakant, atsitaisyti. Kas konkrečiai neveikia gynybai, Adai? Tai manau, kad nėra kažkokios taisyklės, neveikia, tiesiog energija buvo ne ta, kuri būdavo visą laiką pas mus, o ta energija nebuvo dėl tos, kodėl žaidėjų stygos, manau. Adai, pirmus du kėlinius atrodė, jog tikrai kontroliuoja rungtynes, nors ir atsilikinėjo, tai nežymė persvarą. Antroje pusėje jėgų tiesiog pritrūko. Sunku pasakyti, ko pritrūko, bet manau, kad tai vienas iš faktorių, kad tos rotacijos jėgų gal kai kurie žaidėjai mes nesužaidėm taip, kaip galim sužaisti, taip kad čia galim ieškoti pasiteisinimų daug, bet yra kaip yra. Jeigu ieškant pozityvių dalykų, tai šiandien Beručka ir Kazys sulaukė daugiau minučių, kaip vertini jų įėjimą į aikštelę? Iš Beručkos ir Vitalijos mums reikia energijos, manau, kad jie tai abu davė ir manau, kad tikimės to ir ateityje iš jų. Kaip sakant, jie jauni žaidėjai, reikia tos energijos, jie tą ir duos. Prisimeni, kad šiek tiek gal nėra pasiteisinimų tokioje situacijoje pralaimėjus, taip ar tas 7 pergalių serija irgi galbūt kažkiek buvo žaidėjų galvose? Manau, kad vis tiek mums pagrindinis tas faktorius, kad mes paradom prieš šitas varžybas 2 svarbius žaidėjus gynėjų linijoje ir komanda biškai išsibalansavo. To žaidėjų netiktis, manau, čia labiausiai mus paveikė. Bet nieko, žaisim su to, ką turim. Kai Sulaimonas iškrito, tau daugiau iniciatyvos tenka imtis, kuriuose vietose galbūt labiausiai pasijaučia tos Sulaimono netektis ir ar yra sunku tau užpildyti asmeniškai? Vis tiek Sulaimonas elitinis puolimo žaidėjas, tai jisai turi tų savo savybių ypač puolime labai stiprių, jas kaip sakant, užpildyti ar jas pakeisti yra labai sunku, bet šitam atveju aš gaunu daugiau minučių, aš galiu įnešti ką aš galiu, tai žaisti pick and rollą, mesti 3 taškus, bet aš nebūsiu tas žaidėjas, kur vienas ant vieno draskysiu taip kaip Sulaimonas. Nes jis tose situacijose yra tiesiog elitinis žaidėjas. Prieš tai buvo kalbėta, kad Jeffrey Tayloras lyg tai jau lapkričio vidury kažkur turėtų grįžti į aikštę. Ką jisai gali pridėti šitai komandai, matei jau kažkiek į pernai? Tai manau vis tiek pridės rotacijos, energijos, patirties, vis tiek tai yra aukščiausio lygio žaidėjas ir mes laukiam Jeffrey. Kai būsim vėl visi pilni, manau, kaip sakant, bus labai stipri komanda ir galėsim toliau kovoti su visais varžovais ir duosim kovą visiems. Adai, kalbant truputį apie jūs patys, sezono pradžioje jūs to laiko, sakykime, negaudavo, dabar iš šitų žaidėjom daugiau truputį, kaip pats jaučiatės komandai ir kažkokią pozityvą pats turite, dabar šiek tiek laiko daugiau gaunate, tiek Žalgirį, tiek šis rungtynės, tiek anksčiau? Sakau, tai nemalonu, kai nežaidži, bet vis tiek įpratę žaisti, bet tiesiog susitaikai, žiūri, kad būtų komandai, vis tiek pirmą vietą didį komandą ir komanda laimi, tu nieko negali sakyti, kad tu žaidi mažai ar ne, aš dėl to nieko nesakau treneriam ar žaidėjam, tiesiog stengiausi, kad ir gaudavau tas 2 ar 3 minutės pažaisti, stengiausi visą laiką būti pozityvus ant suolelio, padėti komandai. Dabar tų minučių biški daugiau, malonu, bet svarbiausia, kad mes laimėtume tiek, kai laiminėjome. Radai truputį kalbant apie pačią komandą, kalbėjote apie tą Rašydo iškritimą, dar prieš tai Arturs iškrito, Jeffrey dar nebuvo pilnai pasijungęs į komandą, jūsų nuomonė, ar reikėtų kažkokio papildymo komandai ar nelabai? Aš manau vis tiek tas papildymas bus, anksčiau ar vėliau, nes iškrito nemažai tų žaidėjų, reikia to papildymo, kaip matot, tai manau, kad tas bus papildymas gynėjų grandy tikrai, bet čia tikriau reikėtų klausti ne manęs, o komandos vadovų. C-bet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, C-bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.